Šios dienos įrašą įkvėpė du šaltiniai. Delfi komandos pareiškimas apie tai, kad jie keičia savo etikos kodeksą, bei vienas dabar jau buvusio švietimo ministro komentaras. Nueidamas eksministras pasakė, kad jam, cituoju, truputį liūdna apskritai dėl politikos. Diskusijų apie vertybės, idėjas nėra. Matome iš partijų, ypač opozicinių, kad viskas yra apie įvykius ir reagavimas į juos, apie žmonės, žmonių kritikavimas. Šiame pasaže nesutinku tik su vienu žodžiu – truputį. Kad ir kaip žiūriu, skaitau ir analizuoju, nesugebu viešoje erdvėje pamatyti jokių rimtesnių politinių diskusijų atšvaitų. Politikų tekstai nugrūsti į užkampius, tarsi tai būtų visiškai nesvarbu. Nė viena Lietuvos žiniasklaidos priemonė neturi nė vieno rimčiau dirbančio žurnalisto apžvalgininko, kuris gebėtų analizuoti politikų pasisakymus ir politinius procesus. O jeigu nėra tokių žurnalistų, kurie gali įvertinti politikų mąstymą, jų logiką bei prognozuoti, ką tas ar kitas politikas gali realiai pasiūlyti, tai ir rimtos politikos, patinka tai kam ar ne, šalyje būti negali. Paaiškinimas labai paprastas. Politikų diskusijoms reikalingi išoriniai vertintojai ir tas vaidmuo demokratinėse visuomenėse paskirtas žiniasklaidai bei ekspertams. Ir tada mes turime mažiau trinties tarp pačių politikų. Nebūrėjoms, astrologams bei visų mokslo atšičių ekspertams, antivakseriams, plačiai pasklydusiems socialiniuose tinkluose tenka atsakingo vertintojo vaidmuo. Demokratinėje visuomenėje, kur politinius procesus kuria visa labai skirtinga visuomenė, atsakomybė už tai, ką sako ir rašo, prisima profesionalai. Jų gebėjimas suteikti visuomeniai informaciją, kuri būtina priimant sudėtingus sprendimus, gyvybiškai svarbus. Kita vertus, matyt, tai turėtų prasminti ir jų darbą ir gyvenimą. Asmeniškai man absoliučią daugumą politinių tekstų skaityti žiauriai nuobodu. Kolegos, su kuriais kalbėjau apie Lietuvos politikos informacinis laukas, sako tą patį, ar net dar griežčiau. Konstatuoja, kad beprasmiams rašiniams laiko neturi. Jūs nenorėtumėte sužinoti pavardės tų žmonių, kurie taip sako. Beje, net netikima, kad nors tuos ilgus tekstus apie reitingus ir išskirtinai neįdomius aprašus, kur svarbiausia, kas kam ką įkando, bet visai neįdomu, kodėl įkando, kas nors dar skaito, nežinau. Aš dar kol kas bandau skaityti, bet tokių tekstų bent jau peržvalgą laikydama savo darbo sudėtinę dalimis. Bet kaip minėjau, tai nuobodžiausia mano darbo dalis. Kartojasi banalybės. Nesugeba pažvelgti giliau ar bent pabandyti užčiuopti procesus anapus įvykių. Vartojamas labai primityvus žodynas. It velnės kryžiaus bijoma metaforų, nors būtent jos, žinant, kad politika didžia dalimi yra retorikos fenomenas ir labai sudėtingas fenomenas, leidžia skaitytojams geriau suvokti platesnį reiškinio kontekstą. Tiek žurnalistai, tiek jų kalbinami politologai, ekspertai labai prastai suvokia, koks tas realus politiko darbas, ką jis gali ir ko jau ne, kas priklauso nuo jo, o kas jau nebepriklauso, net jeigu politikas sąžiningai vykdo savo rinkimų pažadus. Apie tai, kad koks žurnalistas bandytų užimti analizuojančio, procesus vertinančio stebėtojo poziciją, net svajoti jau nebedrįstų. Tiesiog pilkai akim matai, koks jam pačiam žurnalistų neįdomus ir neįkvepiantis, besikankinančio užrašinėtojo darbas. Atsakymo, kodėl taip yra, neturiu. Gal žurnalistus moko labai pilki dėstytojai. Gal žurnalistais renkasi būti negabūs, neambicingi jauni žmonės. Gal tie žurnalistai pradeda dirbti tokie jauni, kad net neturi laiko mokytis. Gal jie nežino, kad pasaulyje daugybė puikių knygų yra, kurias parašė darbui pasišventę žurnalistikos profesionalai apie politiką ir politinio procesą. Gal jie bendrai neskaito, bet tada kyla klausimas, ar jie apskritai tinkami savo darbui. Tiesa, prisimenu, kad per tuos metus, kai vadovau BNSO verslo naujienų skyriui, su direktorium buvo priėmęs sprendimą net nekviesti į pokalbį žurnalistikos studentų. Mokėjimas užrašyti ir supratimas, ką reikia užrašyti, yra labai skirtingi dalykai. Jeigu įdomu, geriausiai darbui tiko istorikai, tikėtina todėl, kad jų galvose gulėjo platesnis pasaulio vaizdas. O aš priėmiau į darbą daug žmonių. Prieš imdamasi konkretaus pseudopolitinio teksto analizės dar kartą pabrėžiu, kad čia ir dabar kalbu apie tą žiniasklaidos lauką, kuriame nagrinėjami visų pirma politiniai ir ekonominiai klausimai.
O dabar kipkime į vieną šios savaitės pradžioje skelbtą tipinį straipsnį, kuris lik ir žada politinių naujienų, tačiau nuo pirmų eilučių įstringa siaurame tarpelyje tarp prastai surestos biržos naujienų apžvalgos ir draugelių pokalbių vakarėlėje su vyno taurėmis kavinė kur nors nežinau. Pokalbis liesi laisvai, bet pašnekovo nieko neįpareigoja ir pamiršti, ką girdės jau po 5 minučių. Straipsnio pavadinimas sudrebina įtartėjančios apokalipsės ženklas. Naujausi reitingai. Skirtumai tarp lyderių pasako viską. Kalbant dabartinė žurnalistų, kabutėse naujakalbė, jau pavadinimas leidžia manyti, kad Delfi žurnalistė Simona Voveriūnaitė išrėžė visą tiesą apie politikos lyderius ir ateitį. Kokia aš vis dėlto naivi. It paauglė patikėjau, kad Delfi rimtai ketina keisti savo etikos standartus ir pakeis antraščių politiką. Kas buvo žadėta? Cituoju Delfi redaktorę Rasą Lukaitytę Vnarauskienę. Čia citata. Šiuolaikinė žiniasklaida pirmiausia remiasi sąžiningų santykių su skaitytoju ir siekiu jam pranešti informaciją. Būtent tai ir turi atsispindėti antraštėje. Kartu su internetinės žiniasklaidos pakilimu atsiradę pavadinimai masalai, arba kitaip žinomi kaip clickbaitai, jau yra į praeitį pasitraukianti tendencija, kuri labiau dirgina, o neįtraukia vartotoją. Ką aš iš tikrųjų gavau po šito pažado? Atšipusi kabliuką clickbaitams gaudyti, tikrai nedaugiau. Tekstas be galo ištęstas. Autorė ir pradinių kursų studentė be jokios analizės, net nesistengdama rasti įdomių veiksmažodžių, atkartoja čia pat šalia teksto skelbiamų lentelių skaičius. Mes matom skaičius. Panagrinėjęs sužinai, kad nuo vasario iki kovo socdemų reitingas nusmuko 0,6 procentinio punkto, konservatorių sumenko 1,7 procentinio punkto, valstiečiai ir demokratai gali džiaugtis menkų prieaugių, o Laisvės partija su darbiečiais pakilo vos daugiau nei per 1 procentinį punktą. Tekstas skelbia, kad tyrimo rezultatų paklaida 3,1 procento. Išvada. Nieko, absoliučiai nieko neįvyko. Apklausų rezultatai svyruoja labai nedidelėme paklaidos rėžyje ir tiek. Delfi redaktorės išvada buvo teisinga. Teksto autorės panaudota clickbaitų metodika tikrai suerzino. Ypač įžeidė tai, kad vos porą dienų iki tol buvo žadėta, kad panašus dalykai nesikartos. Aš jau dabar turiu 5 pavyzdžius, visi vienodi. Labai norint pateisinti straipsnio pavadinimą, galima pradėti svarstyti, kad per minimą mėnesį Ingridos Šimonytės reitingas krito daugiau kaip 2 procentiniais punktais, o Vilijos Blinkevičiūtės pakilo 2,4 procentinio punkto. Bet ir šiuo atveju pokytis be vargo sutelpa paklaidos rėmą. Laikydamasi nerašyto žanro taisyklių, teksto autorė šitiems iš esmės neegzistuojantiems pokyčiams aiškinti pasitelkia net 3 ekspertus. VDU docentas Ignas Kalpokas rimtai dėsto, kad, cituoju, konservatoriai prisima didžiausią kaltinimų dalį tarp tų, kuriems nepatinka dabartinė vyriausybė, o tokių yra absoliuti dauguma. Socialdemokratai dar vis išlaiko savo poziciją kaip pagrindinė alternatyva. Jeigu aš čia ir sugebu rasti kažką, kas sukeltų kažkokį susidomėjimą, tai būtų žodelis dar vis. Geras žurnalistas tikėtina paklaustų. O kodėl tamsta docente manote, kad socialdemokratai gali neišlaikyti savo pozicijos? Ką tas dar vis reiškia? Vis dėlto manau, kad tikrai geras žurnalistas malkų iš nieko neskaldytų ir paprasčiausiai konstatuotų, kad nuo vasario iki kovo reitinguose žymesnių pokyčių neįvyko, tendencijos išlieka tos pačios. Jis tikrai neieškotų sliekų ten, kurių rasti neįmanoma. Net tada, kai ieškai norėdamas ant clickbaitų kabliuko pagauti naivius skaitytojus. Bendrai imant politikoje mėnesio tendencijos yra šiaip bendras tuščias dalykas. Jeigu tai būtų statymai arklių lenktynėse ar biržai, aš net nelabai išmanau, gal dar būtų galima kažką iš tokių skaičių išspausti. Bet kam kartoti mygdančias banalybės konkrečių atveju suvokti neįmanoma. Galit paklausti, kokius klausimus tada keltų geri politikos apžvalgininkai. Ir čia sugrįžtų prie eksministro atodusio, kad labai stinga diskusijų dėl idėjų, dėl siūlomų pokyčių turinio ir jų prasmės. Tiek aptariamo teksto autorė, tiek jos kalbinti pašnekovai iš esmės kalba niekus. Juk iš ties mums visiems svarbu ne tai, kaip politikus vertina apklausti žmonės, o tai, kokias pasekmes šaliai ir valstybei gali turėti to ar kito politiko ar partijos išrinkimas. Lietuva su Blinkevičiūte, kaip ir Lietuva su konservatoriais, tai dvi labai skirtingos Lietuvas. Dar daugiau.
Lietuva su konservatoriais, kur pirmų smuikų grojo kraštutinės dešinės sparnas su Paulium Saudargu priešakyje, ir konservatoriai, kurių prieki veda bejonės, kol kas drąsiausias ir labiausiai vakarietiškas Gabrielius Landsbergis, irgi labai skirtingos Lietuvos. Galima tęsti be galo. Bet kad tęstum, reikia gerbti save ir nerašinėti niekų. Privalu daug ir rimtai skaityti bei galvoti. Ne plunksna ir klaviatūra yra pagrindinis žurnalisto darbo instrumentas, o jo smegenis, jeigu jie čia yra. Ir jau visai pabaigai. Žurnalistui, kuris myli savo tautą ir savo talentus bei darbą ją ir paskiria, labai svarbu galvoti, su kuo ir kodėl jis kalba, bei, be abejo, kvestionuoti kalbinamo eksperto atsakymus. Šiame tekste, pavyzdžiui, randu labai klampių iki galo neatskleistų kalboko išvedžiojimų, kurie bent man kelia didelių abejonių. Kibiai pasiaiškinus, o kodėl jis taip galvoja, kodėl jis iš kur daro tokias išvadas, manau, gimtų dėmesio ir pagarbos vertas tekstas. To linkiu savo kaip skaitytojai, ir autoriams, nerašykit nieko.